Sveiki gyvi, aš esu Dalius Viršilas. Šiandieną mes pastebėjome labai naują reiškinį. Sveiki, jau mes pastebėjom, kad Sveikuoliai išsileido naują žurnalą. Ir šiandien esame Sveikuolių sąjungos prezidento namuose, tiesiai į Palangą, iš karto atlėkėme iš Kamelės vaistinės. Dainiau, labas. Sveikas. Pakomentuokit, kokį čia naują leidinį Sveikuolių sąjunga išsileido. Tai eina į vidų pašnekėsim. Gerai. Gerai, taigi aš klausiu Dainiaus, kas čia per akciją, kas čia yra per sumanymas, reiškiasi, pasveikatinti tautą? Nu, vat, gyvą matau dabar pirmą kartą tą žurnalą, Aha. o jau gavau internetu 2 kartus. Reiškia, ir nepatikėjau, maniau, kad ir montažas yra. Ja. Bet dabar matau akivaizdžiai, kad tie žmonės, kurie yra visiškai suįžulėję, jie peržengia bet kokias ribas ir štai kaip sveik, atseit uoliai. Atskiria 2 žodžius. Tai pas mus nuo pat pradžių taip ir buvo. Šūkis buvo sveik, uoliai. Nu ir juos sujungė, mes tapom sveikuoliai tik po to, kai pradėjom uoliai sveikti. Dabar šitie žmonės iš antro galo bando, reiškia, vėl, taip sakant, įtraukti tą žmonių, tą lietuvių tautą į tą savo beprotystės liūną ir pradėti Kamelijos vaistinėse ieškoti to, kas žmogui leidžia uoliai sveikti. Ir žiūrėkit, ką jie čia leidžia, galim pažiūrėti turbūt. Čia visokio perkūno, reiškia, pridėta be rūpesčių vasarai, virškinimui, pilna dėžučių, tablečių ir taip toliau. Kai tuo tarpu absoliučiai, jau šiandien visi dori medikai sutinka, kad iš 3 tablečių, geriausia atveju 1 reikalinga. Ir tai, jeigu tu esi visiškai nukvailėjęs. Bet jeigu tu dar mastai, tai to praktiškai tu beveik gali nereikėti, nes tą patvirtino buvęs Lietuvoje skandinavų vienas iš vyriausių farmacininkų, kuris pagaliau išėjo į atsargą ir parašė knygą "Šalutinis poveikis mirtis". Tai kadangi čia daug nekalbėti, reiškia, dar sykį sakau, šitie vaikinai ir merginos, kurie taip elgiasi, jie iššaukia ugnį į save ir mes dabar tą iššūkį priimam. Ir tikrai turim ką veikti, bet kadangi jie nori, tai mes tą ir padarysim. Tai žiūrėkit, kas dabar bus. Vat, laikyk dar tą. Aha. Vat čia yra tokie marškinėliai, kuriuos aš pasirašiau jau prieš 3 dienas. Čia tai, kuo mes susijom parašyta, reiškia, yra. Va, o ant krūtinės, štai matote, vat, jau atsakas į šitą dalyką. Čia yra sveik, uoliai, Lietuva. Ir mes dabar ilgai laukti jau nebegalime ramiai, nes nusibodo laukti jau. Mes iššūkį priėmėme ir pereiname į gynybą pradžiai nuo šitos beprotystės ir sakome, sveikuoliai Lietuva, su niekadėjais ir užpuolikais ir grubikais reikia elgtis jų kalba. Jie tik tą kalbą supranta ir taip ir pasakysime, kad baikit tas nesąmonės, mes jau daugiau nebekentėsime. Sveik, uoliai Lietuva.